jautiesi naujoje mokykloje? Naujoje mokykloje jaučiuosi labai gerai, visi labai draugiški, malonūs žmonės. O kas labiausiai patinka mūsų gimnazijoje? Geriausiai patinka klasiokai. Viskas kas nauja, iš tikrųjų labai įdomu. Ar laukia pirmokų krikštynų? Taip laukiu, nes girdėjau daug atsiliepimų. Ačiū tau. Kaip jautiesi naujoje mokykloje? Realiai jaučiuosi kaip namuose, nes čia yra tiesiog puikia atmosfera ir labai jau smagu. O kas labiausiai patinka mūsų gimnazijoje? Tai manau pertraukos, kaip visada, mokytojai ir pamokos, nors norėtųsi pamokose dar ilgiau sėdėti, nors jos labai trumpos, bent jau man taip atrodo, kaip pirmais metais. Ko tikiesi iš pirmokų krikštynų ir ar jų lauki? Pirmokų krikštynų jau laukiu kaip ir nuo metų, kai dar nebuvo atėjus, o ko tikiuosi, tai net neįsivaizduoju, nes kai vienais metais papasako iš čia moksleivių papasako apie pirmokų krikštynas, tai net neįsivaizduoju, ko tikėtis iš mokinių tarybos. Ačiū tau labai. Mokytoja, kaip jaučiatės turėdama vėl naują klasę? Po metų pertraukos turėsiu vėl auklėtinius, labai džiaugiuosi, jau susipažinau su nauju kolektyvu, labai miela, gera, labai šaunūs mokiniai, manau mes labai gražiai bendrausime. Kaip jaučiatės mūsų gimnazijoje? Viskas gerai, faina aplinka, draugiški žmonės. Kas labiausiai patinka mūsų mokykloje? Mano klasė, aišku, po to labai geri yra mokytojai, visi, absoliučiai visi. Ir aišku, pertraukos užimtumas yra fainas. Ar laukiate pirmokų krikštynų ir ko iš jų tikitės? Taip, labai laukiam. Tikimės, kad bus puikiai tema, bus iniciatyvas. Ačiū Jums. Pamirškime ir mūsų abiturientų. Jie taip pat turi ką pasakyti. Kaip jautiesi, būdama jau 12-okė? Iš tikrųjų labai sunku patikėti, kad mes esam didžiausia mokykla. Kažkaip tikrai dar visiškai nesitikiu. Bet, nu ką, tiesiog, kad jį save skatinti, kad reikia susikaupti, kad reikia ginti mokslus. Nežinau, manau, kad čia pakankamai gerai. Ar bijai egzaminų ir ar jauti spaudimą dėl jų? Aš manau, kad visi čia daugiau mažiau jų bijo. Aš dar tokia esu, kad dėl visko labai jaudinasi, tai tikrai tas jaudulys yra. Spaudimą šiek tiek jaučiu, nes labai daug palaikymo šeimoje ir manau, kad tikrai viskas bus labai gerai, viskas gerai. Linkime tau sėkmės ir ačiū tau. Kaip jautiesi, būdamas pagaliau 12-okas? Niekas nepasikeitė, mano manimo. Ar bijai egzaminų ir ar jauti spaudimą dėl jų iš aplinkinių? Bijau, tai bijau, bet spaudimo tai tikrai nėra. Ačiū tau. Nepaslaptis, kad į mokyklą grįžo muzikos mokytoja Gražina Grigaravičienė. Taigi, kaip jaučiatės sugrįžusi į mūsų gimnaziją? Puikiai jaučiuosi. Labai viskas, kaip pasakyti, viskas sava. Viskas, kaip sakant, labai smagiai jaučiuosi. Va toks mano atsakymas, labai gražiai. O kokius pasikeitimus pastebite mokykloje? Pasikeitimai yra tikrai gan tokie į gerą pusę. Mokiniai labai išaugo, kai kurių nesunku pažinti, kol nepasisveikina. O šiaip mokykla labai tobulėja. Kolegos, manau, tokie, kaip žiūriu, tokie patys. Mokiniai, na, aišku, aš jų labai dar kol kas mažai turiu, bet aš manau, kad kaip ir iš vienos pusės kaip ir nepasikeitus mokykla, o iš kitos pusės kaip ir pasikeitus į gerą pusę, o nepasikeitus tuo, kad aš atrodo čia net ir nebuvau išėjus. Ačiū labai. Su jumis buvo Ralio žinios ir aš, Emilija Milašiūtė.